Angelė Mizerienė sveikina jūsų kolektyvą su 5 metų jubiliejumi ir linki sėkmės. O šiame rėtyje mūsų merginos įsijojo miltus ir, prigamino jums visokių gardumynų, bandelių, žagarėlių. Žirga
pragyvenę, tai ir mes jums linkim, bet dirbdama savo darbelius dainuokite. Skirtukus knygom, turim laimės akmenėlių. Tada prašom, Ir po vieną skirtuką ir po akmenėlį. Bet čia tas akmuo, kur nemesti artimą, bet nešioti kišenėje, ypač įpinėti. Bet ir neužatė. Ačiū labai. Prašom, ačiū. Čia laimės akmenėlių. Ir skirtukus. Ačiū. Mes, Kuparėlio moteriai, susibūrę į tokį gražų būrį, jau 5 metai miname šių namų slėpinius. Atėję pirmiausia apsikabiname. Ir tokia širdies šilma užplūsta, kurios už jokius pinigus nenupirksi. Sakoma, kad širdis nesensta ir nežyla, jeigu ji turtinga ir dosni. Tai tokias širdis plaka mūsų vadovės Dalios Kutinėje. Jinai vyksta bitelė. Kiekvieną savaitę turbūt ir net ir naktimis ir dienomis kažkur ieško, kaupia, randa ir žinoma, kiekvieną trečiadienį su didžiausiu glėbiu ateina pas mus ir tą savo visas idėjas gražiausias darbus išdalina mums visoms. Taigi, jūs pati ir papasakokite, kaip čia mūsų tas Kuparėlis gyvavo, tokia mūsų sukurta to Kuparėlio istorija. Mes, kaip žinot, prieš 5 metus mus čia subūrė sėklą, tą pasėjo tai Valeikienė. Ir paprašė, kad ateiti su moterim kartu padirbėti. Kas senolių skryniuose sudėta. Jose sutilpdavo mūsų mamų ir močiučių triūsas, dainos ir ašaros, meilė ir kančia, viltis ir svajonės. Džiaugiamės, kad kaip ką išsaugojame ir dar galime atsiminti jų rankas, suglebusias, raukšlėtas, baltumo netekusias ir dar pirštus adatų subadytus. O jeigu atmintis jų neišsaugojo, o gal ir likimas buvo toks, kad neteko tų rankelių matyti, paliesti ar pabūti paglostytam, tad gerai įsižiūrėkime į jų darbelius, kiekvieną kilpelę, dygsnį, raštą. Tai jų darbščiosios rankelės lieti ir dabar mes su jomis susitinkame, prisiliečiame, paglostome. Jis austas, senelės, prosenelės, atkreipkite dėmesį, ten yra tokie kutai daryti pačių, dabar taigi galima viską nupirkti. Na, tiesiog mes tai žavimės tais ir mes tokių dabar nebepadarom, pamatysim. Čia turbūt visiems nuostabu, kaip čia atsirado vokietė. Ji sužinojo apie mūsų būrelį iš YouTube'ės, iš interneto, kad toks yra. Paskutinį darbą jinai mums jį atsiuntė, padovanojo, net ir užrašė savo rankelę. Tai mano paskutinis darbas ir atidavė savo įrankius. Jau juos padėjo, bet sako, aš žinau, kad jie bus panaudoti, jais bus toliau dirbama. Tai tokie mūsų svečiai šitoje parodoje. Targauskienė Aldona, kuri labai gražiai piešia. Tai yra jos darbai piešti, ten tapybos darbai. Ten matosi, ant palangės stovi šičia. Ši moteris ateidama ne tik atneša ir savo darbą, bet atneša ir savo daug kūrybos, savo gražias eiles. Atneša namuose nutapytą darbą ir dar savo eiles. Tai paklausykim jos tai, ką mums skyrė. Mes, kai susikūrėme šitą būrelį, ilgai galvojom, kaip jį pavadinti. Ir vienaip, ir kitaip, ir galų gale, po ilgo mąstymo, siūlymo, visos nusprendėm, kad reikia pavadinti Kuparėliu. Yra Kuparėlis ir yra didelis Kuparis. Tai dideli Kupariai stovi visų
dzūkių namuose, mūsų močiučių namuose, nes tai buvo pagrindinis baldas, į kurį sudėdavo viską, ką turėdavo. Spintos buvo visai nemadoje. Kiek išminties, kiek meilės močiutės kuparyje sudėta. Čia lino staltiesė ir rankšluostis iš žalio lino, kurio kamputyje išsiuvinėtas melsvas lino žiedas. Giesmynas senas lentynėlėje padėtas, šilkos skarelė, tautinė juosta suraityta ir laiškas mylimojo čia paslėptas. Tik atidarius menas svajones, mergaitės kraitį, našlelės širdies skausmą, ašaras sūnaus, močiutės dirbančias rankas, jis mena praeitį, laimingas ir liūdnas dienas. Kartoms. O aš rašau čia esančioms. Kiek daug gerumo, meilės čia radau. Ta meilė kuparėlyje įdėta. Kiekvienas darbas atliktas su meile, iš širdies, kantrybės. O mezginiai nustebina visus išties. Maži kuparėliai, va čia tokie, mažiausiai, už kitą dailesni puikuojas. Medinį šaukštį išdabinti gėlėmis. Čia pat. Įvairias spalvės riešinės. Darbščiųjų rankų skleidžia šilumą ir grožį. Gėlių darželiai, atvirukai. Ir praeitis ir dabartis čia susipynos. Sustot negalima kely. Mūsų nebus, ateis kiti. Atvėrę kuparėlio dangtį, tikiu, dar daug į jį įdės. Noriu padėkoti už pakvietimą. Už pakvietimą šiandien jūsų, sakyčiau, 5 metų sukaktis, tai yra dar labai nedaug. Norėtųsi palinkėti, kad seniūnijoje tokios tradicijos tęstųsi tol, kol bus seniūnija, o ji visada bus. Širdingai dėkoju vadoviai ir visoms narėms kuparėlio už tai, kad jūs esate drauge. Kad taip svarbu nebūti vienišam šiame pasaulyje. Taip svarbu jausti bendrumą, jausmą tą ir dalintis juo gėriu, meilę, grožiu, dalintis su kitais. Taigi, nuoširdžiausi sveikinimai jums, mano padėka, dar kaip Seimo narės, tiesiog gėlės vadoviai, o albumynai iš Seimo ir kad nepritrūktų medžiagos, iš kurios reikia viską gaminti. Ačiū labai. Kur tie nameliai, kur takai, sakyk man, kur tu gyveni, bet tu šypsais ir neatsakai, tik ateini ir nueini. Žiedų nei joms karų brangių, nei šilko rūbų neturėjai, plaukuos tau gėlės iš rugių, o veide šypsena skaidri. Žiedų nei joms karų brangių, nei šilko rūbų
Tai kaip čia yra kartos, ten yra senoliai, taip čia esame mes, o čia dar yra ir anūkai. Čia yra jos anūkės darbeliai. Tai va čia šitie ten tokie, nežinau, jinai gal bus dizainerė tikriausiai, dėl to, kad bateliai visokie padaryti gražiausiai. Anūkas mokosi kalvystės meno, tai tiesiog yra perduodama, močiutė perduoda savo anūkams, ko labai reikėtų. Bet jos yra pats pirmasis kuparėlis, kurį mes padarėme. Taip. Editos darytas kuparėlis. Šitą kuparėlį, tai žinot, čia dėdavom ir rašydavo atsiliepimus, rasdavom dar ir kažkokią paramą šitame kuparėlyje. Taip, tai čia yra pirmasis mūsų kuparis, kuris kaupė gerus žodžius, kaupė ir net ir materialinės vertybės. Ir šitie spalvinti dabar jau gavome, čia yra ir pačių pieštų, yra ir tų trafaretų, kurių dabar būna spalvinimui, čia yra jie visokie šitie dalykai. Tai Onutės čia darbelių yra daug Onutė parodėsi, nes ir mes gainai, ir dirba, ir ypatingai yra irgi taip pat gaspadiniai, jeigu susėdėm ant kavos, paprastai geriam kavą, tai jau jos patiekalai, ir Elytės patiekalai, tai būna va. Bronytės dabar darbas yra čia daugiausiai. Tai yra mūsų metraštininkė. Kadangi ji yra buvusi mokytoja, ir dabar mokytoja, taip, buvusi mokytoja, tai literatūriškai tai mus kartais ir pataiso, nes mes kitą kartą nuvažiuojame lankas. Tai čia viskas yra surinkta nuo pat pirmų. Čia yra net ir pirmieji darbai patys, kurie buvo nuotraukos sudėtos. Tai ir tas kuparėlis apie jį, ir toliau čia daug yra tokių visokių dalykų. Pagirti juos ištvermę. Jie iš Barčių ateina kiek ten 3 ar 4 kilometrus. Turbūt ateina 5 parodė, 5 kilometrų. Viena yra iš Petroškų, jinai mūsų yra tarsi lyg ir vairuotojas. Ji taip pat važinėja, jaunai iš Petroškų pėsčia neina, žinokit, atvažiuoja, bet mums jeigu kur reikia, tai jaunai, man nieko nėra, aš nuvešiu ir parvešiu. Suprantat, tai mūsų tarsi vairuotojas. Tvarkingai dirbančios, jau kruopščios, ne tas žodis, jau jos atėjo su savo kai kuriais daiktais. Darbai kruopštus, dailus, gražus. Ir Onutė, tai yra tokio kruopštumo ir švarumo įsikūnijimas. Taip. Aš linkiu Jums stiprybės, geros sveikatos, apie kurią Jūs nekalbat, nes gydote čia atėję savo dvasia. Na ir turiu Jums prie viso to, ką čia bendruomenė Jums skiria, šias patalpas, lėšų Jūsų įsigijimui darbams. Stalas štai šitas šventinis, kuris Jums šiandien irgi ta proga yra skirtas bendruomenės, bet aš turiu ir sveikinimą 5 metų progą, leiskite jį čia ir paskaityti. Visi jų bendruomenės neįgaliųjų rankdarbų studijų kuparėlis vadovė Dalia Leonaučienė. 5 metų darbo ir kūrybinio bendradarbiavimo sukakties proga. Linkiu gražių meninių sumanimų, geros sveikatos ir dvasinės stiprybės. Ir dar pridedu čia kelios nuotraukos, kada pas Jus svečiavosi dailininkės iš Latvijos ir Baltarusijos per Veisiejų pavasario plenerą. Taigi, geros sveikatos, geros kloties moterys, tik Jūs rinkitės, dirbkit ir mes kuo galėsim, kuo padėsim. Aš turiu. Ir norėčiau gal porą žodžių tik tai pradžioje pristatyti apie mūsų darbelius. Kadangi mes, kaip matom, atsivežėm gal ir to pačio, bet gal ir šiek tiek kito, negu turite Jūs. Tas mūsų Veronika, jos darbai ir darbas su jaunimu. Mes esame susibūrę prieš 100 Vilniaus dirbtuvėje, bet tai žymiai anksčiau, tai ne tik tai 4 metai, bet mes žymiai anksčiau susibūrėme Lenkijos Adventinės kultūros draugijoje, kur jau netoli 20 metų, kur draugija ir rūpinasi tautodailininkais ir savo muziejų turi ir savo turi folkloro ansamblius.
Onutė tai padaro ir šventinius atvirukus, ir tuos atvirukus siuvinėjimo būdų, ir kitokio. Tai padaro ir popierinės gėlės, ir taip pat vilną kaišo. Ir nežinau, ko Onutė dar nedaro, jau gal viską daro patį, kai reikia. Ir kokią dar reikia. Na ir šičia va, mano juostos, aišku, irgi darau kitus darbus, bet pagrindinai nuo vaikystės tai praudusi tų juostų tikrai labai daug. Ir be abejo, ir jau veisiuosi kažkada irgi ir Kapčiamiestyje rodėm, tai čia gal jau gerai žinot ir gal nereikės pristatyti. Šitą gražaus jubiliejaus progą. Pagerbti jūsų valdžias, kadangi tai be jūsų pratau čia. Mano vienintelis žmogau, kai būna valanda sunki, aš tavo laišką vėl skaitau ir tavo balsas taip pati. Visi išvyko traukiniai, gitaros verkia naktyje, gyvenimo juk per maža vietos širdyje. Ir visi kartu. Ar girdi tyliai skamba seniai pamiršta daina, ar jauti, kai pavasariu grįžta širdis jauna, kam tie žodžiai pažvelk į akis ir išplauks ledai, pasibels į manąsias duris pamiršti jausmai. Na na nai na nai na nai na nai na na padalinys pradėjo taip aktyvią tokią veiklą ir jūs turėtumėt netgi labai, kiek ir girdėjau, esat dėkingi savo seniūnui, tai jis tikrai ėmėsi tos veiklos ir ypatingai rūpinasi neįgaliais žmonėms, leidžia jiems susiburti savo aplinkoje, nereikia jiem į Lazdijus kažkur ar kažkur važiuoti, kad rastų kažkokį taip savo kampelį. Rankdarbių studijos Kuparėlis dalyvės. Sveikiname jūs ir linkime, kad šis 5. Kuparėlio gimtadienis atneštų nepakartojamą sėkmę, naujų idėjų, kūrybinių minčių, įgyvendinant visus sumanymus, stiprinant ir puoselėjant kūrybinės idėjas, gerą nuotaiką jūsų kolektyve, gerą sveikatą, vadovų ir dalyvių šypsenas, Dievo palaimą. Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija. Labai dėkoju. Džiaugiuosi jumis, kadangi tiek daug jūsų darbų, tai tie 5 metai, aišku, nėra visai trumpi. Vis dėlto dar kiek jų yra slėptų, kiek jų yra išdalintų įvairiomis švenčių progomis. Bet kurdamos jūs, aš manau, pailsite. Pasididžiuojate savimi, savo šeimomis. Taigi ir linkiu. Būkit laimingos, būkit žvalios, energingos. Ir tegul skuba tie metai mat jos galą. Vis tiek, kaip bebūtų, juk tik 100 sulaukus arba 99, pažinau moterį, kuri puikiai krapštas ir sako, nieko čia tokio, tik truputį sulinkau. Daugėja visam sveikatos, o vienas 9. Gėlė visada yra graži. Ačiū dabar. Ypatingai, kai iš Lietuvos. Moteris pagamina
pasiūlymo jums ir žiūrėkit į jas, skaičius. Kaip išgirdau vadovės žodžius, kad sakė, pirmiausia, mes susirinkę apsikabina, aš supratau, kad svarbu, aišku, ką mes darom, ką jūs darot, bet nemažiau, manau, svarbu yra, kad jūs turite tokią galimybę ateiti, pabendrauti. Ir ypač sakau, gal tam vyresniam amžiui to labai reikia, to labai. Nes vienatvė, sakykime, užsidarimas, tai turbūt yra pirmas žingsnis į senėjimą. Norėčiau taip pat studijos dalyvius pakviesti atvykti ir pas mus, pasidalinti idėjom, jeigu turėsite laiko, nepasididžiuokite, pasidalinsim, tikrai turim gerą bazę, ar kiek žinau, jūs ruošiatės plėstis kažką, čia dar turit puikių idėjų, tai tikrai džiaugčiausi, jeigu rastumėt savo planuose ir mūsų atrastumėte. Darbščiosios lietuvės moteris nuo senų senovės garsėjo savo tokių nepaprastų rankdarbių kūrimo, kuriais puošė buitį, artimuosius, dovanojo. Įvairūs rankdarbiai tai tikrai puikia priemonė dovanoti, dovana. Tačiau tai yra ir puikia terapinė priemonė. Net mokslininkai yra nustatę, kad toks įvairiausių rankdarbių kūrimas, įvairiausia rankdarbystė, tai tikrai padeda kovoti su stresu kaip ir įvairių rūšių sportas. Ir net yra labai veiksmingas vaistas. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos direktorės ir bendruomenės vardu aš sveikinu Jūs. Tikrai noriu palinkėti Jums kuo daugiau kūrybinių minčių, sveikatos ir įkvėpimo. Ir tikrai, kad tie visi gražūs rankdarbiai gultų į kuparėlį, kad tai liktų mūsų ateities kartoms, kad tai būtų ką parodyti anūkams, kad jie tai pamatytų. Sveikinu. O mes labiausiai norėtumėm, kad vaikai ir anūkai ir pranukai išmoktų kito tokio amato. Nuo savivaldybės mero ir socialinės paramos skyriaus vedėjos norėčiau pasveikinti Jūs 5 metų sukakties progą ir palinkėti kūrybinių idėjų, nesustoti ir kurti toliau. Žaviuos Jūsų darbais. Labai smagu, kad neužsidarot, kad viso susibėgat, kuriat. Linkiu sveikatos ir sėkmės. Vadovai, čia simboliškai dovanėlė, o visas gal tortų pasivaišinti. Gerai, ačiū, visi vaišinsime. Tokia malonu moteriai. Noriu padėkoti mūsų būrelių sielai, mūsų darbelių sumanytojai, mūsų vadoviai Dalytei Leonardžienei. Taip pat, kad esu čia, šiame būrelyje, dar esu dėkinga ir Onutei Rėkuvienei, kuri pakvietė mane šitą būrelį. Už tai aš jai esu dėkinga. Atėjusi čia, aš pasijutau kaip šeimoje, kaip namuose. Mūsų moteris puoselėja grožį, meilę savo darbeliam. O kaip gali būti kitaip, kada mus supa tokia graži gamta? Ežerų bangos tyliai viliuoja, melda jam švelnią dainą dainuoja. Kaštonių žvakės kelsis aukštai. Čia tavo gimtinė, tavo namai. Aš nesu veisietė, atėjau čia labai seniai. Prigijau, užauginom vaikus. Ir mano vaikai didžiuojasi, kad yra kilę iš šitokių gražaus, nuostabaus krašto. Gal todėl šis gražus gamtovaizdis įkvepia mūsų moteris ir visa tai atsispindi jų darbuose, žodžiuose. Mažyti žemės lopinėlis, žali miškai, pakrantės smėlis, dangaus žydrumo akis, ežerai. Seniai šį kraštą pamilai. Mes susirinkę mylime tiesiog savo darbus ir viena kitą. Mes nenorime skųstis, verkšlenti, todėl ir gyvenimas mums atrodo gražesnis.
Myliu gyvenimą sakyti, meilė gyvybės ir vilties versmė, veidai laimingi, akys švyti, yra tikra gyvenimo prasmė. Mieloji dalytė, mes linkim jums stiprios sveikatos, kantrybės, aišku, su mums, nes mes Jums su manimi. džiaugiamės, kad jūs šalia. Čia priegu. Dieve, ir man dovanų, aš jau nežinau, kur jūs. Per motinos dieną padarom 300, 200 atvirukų ir pasveikinam mamas. Tai yra didelis pliusas ir aišku, ačiū jom, ačiū Elytei, Editukei, Aldutei, Irutei, Aneliukei. Visom nuoširdus ačiū, nes jūsų dėka visos miestelio moterys yra pasveikintos, laimingos ir džiaugiasi, kad dar kažkas jas prisimena. Vilties, tikėjimo ir ryžto, sėkmės kaip saulė didelės, ten niekas niekada nedrįsta įskaudinti geros širdies. Tegu žiedai vaisius nokina, tik didelius ir tik sveikus, tegul palaimina ir gina visų globojantis dangus. Tegul šį šventę neša pilna kraitelė laimės ir skalsos, o širdį didelę ir kilnę, lai angelas globos. Prašau. Jau padaryta angelas. Teisėjų Švento Jurgio parapijos kapelionas. Ačiū labai moteris. Buvo paminėta, kad yra pasveikinamos mamos, mamos dienos proga. Yra daugybė kitų dalykų, aplankomi seneliai. Tiesiog taip, tokie ypatingi jubiliejai paminimim ir visokių kitokių dalykų, kurių iš tikrųjų negalima visko suminėti ir kaip sakant, pačiupinėti, parodyti, ar ne? Bet visa tai vyksta ir iš tikrųjų ačiū karitietėms su tuo pačiu ir kuparėlių moterims, nes čia vienas, du viename. Ačiū Jums. Tenai mano vaikystė, tarsi sapnas dar sklando, basakojė vaikystė, rankoje su dūda, mažalangiai gryteliai prie didelio kelio. Dureles vos pravėrus, šaukė grįžti mane. Mažalangiai gryteliai prie didelio kelio. Dureles vos pravėrus, šaukė grįžti mane. Ten gražiausias pasauly užgimė rytas. Ten gražiausia pasaulį ir motulės daina. Ten žirgai baltakarčiai ant tėvo palaukės, tyliai žvengė ir dairės kažko neramiai. Ten žirgai baltakarčiai ant tėvo palaukės, tyliai žvengė ir dairės kažko neramiai. O dabar tebeliko pilkėjantis kelias, šalia jodo bilėliai, lyg našlaitės linguos. Nėra gimto namelio, nei žirgų ant palaukės, tik širdyje atminimai man nurimti neduos. Nėra gimto namelio, nei žirgų ant palaukės, tik širdyje atminimai man nurimti neduos. Visko žmogui reikia, o kad laimingas būtų, tiek nedaug. Jei nori,
kad sėkmė ateitų, tu garsiai ją pašauk. Ir nebijok nusišypsoti žmogui, rimtum jau ir taip gyvenime per daug. Kokios, jeigu būsim nuotraukų negražios, tai tik išmokės. Dabar norėsim su svečiais. Būtų labai malonu, būtų gerai kiekvienam turėti savo asmenišką pakalbą. Bet čia dar yra ir tam tikra sentencija užrašyta. Ir visiems, bet įmam svarbiausias padarytas. Ačiū. Kiekvienas ten nutraukia savo laimės. Ai, grožį. Čia jau jeigu mūsų gyvenimą žiūri kaip menininkas, protas tampa jo širdimi, čia vai. O tu čia visiems vienodai matai? O matot, ir man tokie patys žodžiai. Sutapo gerai. Nu va, čia savo paltukę kabinti man čia. labai gražu. Nu taip, ačiū labai. Ir va gražiai palaukyti, čia taip senai ir aš norėjau.